Labas, esu Kristina, noriu pasidalinti su tavim apie Essence gerasias bakterijas, kurių pavadinimas yra Esinbio. Taigi, ką aš to galiu pasakyti, kuo tu jos yra naudingos, kodėl jos tau reikalingos ir kuo jos gali padėti tau ir tavo šeimai. Tai iš tikrųjų, šitos gerasios bakterijos yra kitokios negu kitos priekyboje esančios gerasios bakterijos, jos yra ypatingai stiprios. Tiek gerųjų bakterijų, kiek yra čia, su maistu tu negali suvartoti. Jose yra tikrai labai daug gerųjų bakterijų. Todėl jos yra veiksmingos, bet jos yra gyvos ir būtinai suvartoti reikia iš karto. Tai ką galiu pasidalinti, jeigu tu vartoji šiuo metu antibiotikus, gerk būtinai kartu. Su antibiotikais gerosios bakterijos yra būtinos tuo metu. Kiti papildai, jie jau pašalinami su antibiotikų vartojimu, bet gerasias bakterijas tu būtinai turi gerti tuo metu, kai vartoji antibiotikus. Tau pasakyti gali ir daktaras. Taip pat tu turi vartoti dar 3 mėnesius. Tai iš viso yra 3 mėnesiai su antibiotikais kartu ir dar keli mėnesiai. Taip pat galbūt tu turi vaikutį, kuris pastoviai serga arba galbūt turi vaikutį, kuris turi daug alergijų. Kadangi aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, mano vaikutis turėjo labai tikrai stiprias alergijas, dulkių, erkiam, taip toliau. Ir būdavo žaizdos ant rankų, jeigu ateisi mano tiesiog TikToką, susirasi mane Kristina Žodienė, arba ateisi, pavyzdžiui, į Facebooką, taip pat asmeniškai parašysiu, aš pasidalinu visą nuotraukomis, kaip atrodė mano vaiko rankos su alergijomis. Tiesiog kaip iki mėsų būdavo tiesiog nusikasęs jisai dėl dulkių alergijų, dėl maisto jisai kam buvo alergiškas. Kai mes pradėjom vartoti šitas gerasias bakterijas, mes pradėjom jas gerti kiekvieną mėnesį ir daugiau negu 3 mėnesius. Ėjo 6 mėnesiai, 7, 8. Aš pamačiau, kad vaiko alergijos mažėja ir taip pat pradėjo gerti ir dvynukai, tai iš viso 3 vaikai. Ir man jie per visus metus darželyje, kai 3 vaikučiai, vieniem buvo 3 metukai, jam buvo 5 metukai, tai yra maži vaikai, kurie eina į darželius, labai daug virusų parsinešė, tai jie nuo rugpjūčio maždaug 15 iki gegužės mėnesio sirgo ilgiausiai 10 dienų. Tai tiesiog sakau, yra faktas kaip blynas, dėl to, kad anksčiau jie sirgdavo, nes tai yra maži vaikučiai ir jie eina darželius ir eina tikrai pastoviai, nėra, kad mes tiesiog norėtume ir nevestume, tai jie eina ir būtent iš tų gerųjų bakterijų dėka, bet taip jie nesirgo. Tai čia pas mane yra tiek pakuočių, tai yra čia tuščia pakuotė, išgerta jau, čia yra pilna pakuotė, kurią mes gersim, čia vėl tuščia ir dar turim tuščių pakuočių, nes mes geriam pastoviai. Dabar šiuo metu yra 24 metai, taip ir rugpjūčio pabaiga, tai mes jau nuo 15 dienos jau išgėrėm pakuotę ir geriam toliau, mes gersim iki maždaug gegužės mėnesio vėl pastoviai, nes aš žinau, kad jų dėka jie neserga. Darysim pertrauką galbūt savaitėlę ir vėl gersim. Tai jeigu tu nori, kad tavo vaikučiai nesirgtų, jeigu tau netinka biuletenį, jeigu tau netinka, kai vaikai suserga plaučių uždegimų, bronchitų ir taip toliau, nes mes visą tai irgi perėjom. Mano vaikas, pirmasis vyresnėlis, per metus laiko buvo susirgęs 2 kartus plaučių uždegimų, kai jam buvo skirti antibiotikai, buvom patekę į Kauno klinikas, jis gulėjo Kauno klinikose mėnesį laiko, dėl to, kad pradžioje buvo abiejų plaučių uždegimais, paskui vieną plaučių uždegimas, tada kitas dvynukas mažesnis buvo susirgęs bronchų uždegimų irgi. Tai tiesiog aš supratau, kad ne, man netinka, kad jie serga, nes tai yra pasaka be galo, nes iš vienos ligos einam į kitą. Tai jeigu pas tave taip yra, daug netinka tas ligų sezonas pastovus, kai tiesiog vaikai pastoviai serga, tu nieko nematai, nei išeiti kažkur gali, apie darbą nekalbu, bet tada automatiškai jau ir kiti šeimos nariai suserga, tada visi serga ir tada išbraukta iš gyvenimo būna pusę metų. Jeigu tau netinka, aš tau sakau, investuok. Iš karto pasakau, kaina nebus maža, iki 15, iki 20 eurų gerosios bakterijos negali kainuoti, jos turi tikrai kainuoti daugiau, todėl kad gerasias bakterijas kokybiškas pagaminti tikrai yra ką daryti, nes jos turi būti gyvos ir jas, kai atidarai ir išsitrauki kapsulytę, tu turės suvartoti. Jeigu yra mažas vaikutis, labai kaip mūsų mažiukai dvynukai buvo iki 3 metukų, mes naudodom vieną kapsulytę, jiem abiem išskirstę su vandenuku sumaišę, man asmeniškai gali parašyti, aš parodau, kaip mes tai tiesiog darėm, tada duodavom jiem vieną per pusę abiem, bet jokių būdų negalima tikrai išdalinti, tu negali išdalinti ir palikti kitai dienai. Jokių būdų, tada arba geri tu, jeigu turi vieną vaikutį ir nori galbūt iki 3 metukų silpnesnę, duoti pakuotę jam, to gerųjų bakterijų tada paimi kapsulytę, tiesiog atidarai, išdalini su vandenuku, mažam kiekiu, kokią 30 ml vandenuko, išdalini į 2 dalis, tada pati išgeri ir vaikui duodi, arba kitam šeimos nariui, bet jokių būdų nedėk į šaldytuvą kažkur. Tai aš tik galvojau, kad taip galima daryti ir paskui su daktarais pašnekėjau ir pasakė, gyvos bakterijos, geros bakterijos
jos visą laiką turi. Tik atidarau, iš karto geriu su vandeniu, jos iš karto kontaktuoja ir jos turi, kitaip negu kiti papildai, jos turi veikti iš karto. Tai todėl arba tada duok visą kapsulytę, bet nurytai bus sunku, dėl to, kad kapsulytė yra didesnė, dėl to pas mus nurytų, pradėjom duoti tik tai nuo 5 metukų, kad nurytų pats. Tai 2 metai buvo, kai vartoja vyresnėlis, tai visą laiką mes su vandenuku sumaišom ir išgeriam. Pradžioje būna pasipriešinimo, tikrai pirmą savaitę tikrai buvo nenoriu, taip toliau, bet mes gražiai visą laiką su vaikais aiškinam ir kalbam, ar mes norim eiti lauką žiemą, ar mes norim būti sveiki, ar mes norim žiemą eiti į kavinę, ar mes norim žiemą eiti gruodžio mėnesį prie eglutės, ar mes norim eiti į muziejų, sako, taip noriu, sako, tada mes turim būti sveiki. Čia tiesiog, sakau, yra vitaminai. Taip pat ir mes su vyru, kadangi geriam, tai mes parodom, kad irgi mes tiesiog arba kapsulytę išgeriam su vandeniu, arba tiesiog sumaišom irgi. Taip pat, ką galiu pasakyti, aš nėštumo metu, kai laukiausi savo 4 mažytės, aš irgi vartojau šitas gerasias bakterijas, nes prie manęs kibo moteriškos problemos, kaip pienligė ir tiesiog niekaip jinai nuo manęs neatstoja, nes po 2 labai organizmas buvo išvargęs, išsekęs. Tai todėl aš irgi gėriau gerasias šitas bakterijas ir nėštumo, ir prieš nėštumą, tada pagimdžius irgi gėriau tam, kad irgi manęs neužkrėstų, nes aš ilgai maitinau. Tai tiesiog šitos gerosios bakterijos tikrai jau pas mumis yra vartojamos 3 metai, yra vartojamos taip pastoviai, tik daromos pertraukos, yra vasara, tai nevartojame mes birželį, liepą ir paskui rugpjūčio 15, tai vėl pradedam vartoti prieš mokslo metus, prieš darželį, galima sakyti, kol kas dar mes einame į darželį, paskutiniai metai. Tai va, tai tiesiog turėk omeny, tikrai aš nuoširdžiai labai rekomenduoju, dėl to, kad vis tiek tai yra 3 vaikučiai, kurie vartoja. Aš taip pat nėštumo metu irgi vartojau ir kas labai keista, kad 4 mažytė irgi gimė ir stipri, ir aš buvau apsirgus irgi COVID, aš greičiau atsigavau iš tikrųjų, nes susirgau prieš gimdymą likus ten 10 dienų jau. Tai tikrai ir buvau su vaikučiais ir buvau tarp kitų sergančių ir tikrai išlikdavo organizmas stiprus. Tai tikrai žinau, kad būtent jų dėka, nes mano organizmas irgi nėra stiprus. Tai aš vartoju gerasias bakterijas ir alijošių su vitaminu C, čia pas mane alijošius matosi, kiek aš vartoju. Tai tiesiog turėk omeny, kad aš labai rekomenduoju būtent tai, ką mano šeima vartoja tikrai ne mėnesį, bet jau vartojam 3-4 metai, nuo 20 metų Liepos mėnesio mes vartojam šitus produktus. Tai va, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu nori, kad būtumėt sveiki, tikrai vartokit ir būsit sveiki, galėsit eiti į visus muziejus, linksmai leisti laiką, be jokių ligų ir, aišku, saugoti aplinkinius. Tai va, ačiū, kad esi ir iki kito karto. Jeigu turėsi klausimų, drąsiai rašyk man, susirask, gali parašyti L paštu, nuorodą pridėsiu. Taip pat gali susisiekti tik tokią su mane susirasti, taip pat gali drąsiai ir komentuoti, aš taip pat atsakysiu į komentarus.